Labą dieną. Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir dabar matau jūsų paklausimą. Esu ne medžiagų tiekėjas, ne rangovas, nieko jums nepardavinėsiu, tiesiog padedu žmonėms susigaudyti, kaip ekonomiškiausiais būdais išsaugo daugiausiai šilumos pastatuose. Tai mano vardas Robertas, kaip į jūs kreiptis? Rasa. Malonu, Rasa. Rasa, jūs rūpinsitės visais šitais klausimais, su jum kalbėtis, Taip, tai ne? Tai dabar žiūrėkit, matau jūsų klausimą, kad norit šiltinti stogą ir klausėt apie šiltinimą poliuretano putomis. taip. Kadangi jūs įvardino tik tai tuos du žodžius poliuretano putos, tai ko gero yra supratimas pas jūs, kad tos poliuretano putos tai panašiai, kad jos yra tokios ir jos panašiai visos vienodos. Galiu pasakyti jums tai, kad poliuretano putų rinkoje yra virš 100 rūšių. Ir kiekviena jų skiriasi savo savybėmis, o jums reikia ne kažkokių putų, ne kažkokio šiltinimo medžiagos, o jums reikia šilumos. Ir jums reikia tokios medžiagos, kurios savybės saugos tą šilumą. Va čia yra svarbiausiai. Tai dabar jeigu paimt poliuretano putas, tai jos, jeigu tos, kur naudojamos vat, grinai šiltinimui pastatų, tai didžioji dalis paprastųjų poliuretanų turi vieną labai neigiamą savybę. Jos sandarios, kol jos yra stabilios pradžioj, bet kai jos pereina per temperatūrų skirtumus ir santykinės oro drėgmės pokyčius, jos didžioji dalis jų labai traukiasi. Ir susitraukimai yra nuo 1,5 iki netgi 15%. Tai įsivaizduokit, Rasa, 5 procentai tai yra 5 centimetrai per metrą. Ir jeigu jūs apšiltinat tokią medžiagą, sakykime, stogo visą plotą, tai susitraukimai viršys Mhm. galimybės Gerai, o vata išlaikyti nesitraukia? sandarumą. O vata nesitraukia? Vatai nereikia trauktis, nes jinai pati yra kiaurai laidi orui jau ir taip. Vata yra visiškai laidi orui medžiaga, todėl jinai iš vis yra nešiltinimo Mhm. medžiaga. Šiltinimo komplekso dalimi jinai tampa tik tada, kada ji visa iš visų pusių yra izoliuojama nuo aplinkos oro. Tai yra tas oras, kuris yra vatoje, jis neturi turėti galimybės gavę šilumą pasitraukti iš vatos. O kai laidi medžiaga orui, tai šiltas oras gavę šilumą pasitraukia, į tą vietą ateina šaltas oras, vėl ima šilumą. Ir šitaip vata iš tikrųjų labai prastai dirba. Todėl vata izoliuojama nuo viso aplinkos oro iš vidaus, dedama garo izoliacija tam, kad ne tik tai šiltas oras, bet ir jame esantys garai nepapultų į medžiagą. Iš išorės turi būti uždėta difuzinė izoliacija, tai yra reiškia tokia, kuri vandens garams, jeigu dėl kažkokių tai klaidų papuls vandens garai į medžiagą, šiltų metu jie turi išgaruoti lauką. Nu, kadangi garuoja į viršų, tai iš viršaus visada dedama yra difuzinė danga. Tai yra tokia, kuri šalto oro iš išorės, iš lauko nepraleidžia, o iš vidaus vandens garų molekulės praleidžia. Kadangi vandens garų molekulės yra apie 10 kartų mažesnės už orą ir daug landesnės. Tai šitaip subalansuojama ta vadinama difuzinė danga. Tai su vata yra tikrai pakankamai daug reikalų, kadangi ten yra ypatingai svarbus, labai preciziškas detalus sandarinimas, ko paprastai rinkoje nepadaroma yra. Todėl vatą naudojant, išnaudojama jos maksimum pusė naudingumo, o visa kita tiesiog jinai vėdinasi ir praranda savo didžiąją dalį šilumos išsaugojimo savybių. Todėl poliuretaninės putos, viskas su jomis gerai būtų, bet reikia parinkti tokias putas, kurios neišsisandarina, pirmiausiai, kurios yra nelaidžios orui, nes didžioji dalis Mhm. atvirų porų putų yra laidžios orui. Nu, taip, skaičiau apie šitą aš jau. O kitos, kurios, sakykime, uždarų porų, kur nelaidžios orui, jos dėja traukiasi ir vis tiek išsisandarina. Plius nelaidžios orui, nelaidžios ir vandens garams. Todėl ypatingai, kada stogo mediena yra nepilnai išdžiūvusi, o paprastai jinai tokia būna, tai apipurškus tokią medžiagą, tada drėgmė likutinė medienos negali pasišalinti. Tai iš visų poliuretanų galima išskirti bene vieną pagrindinę
medžiagą, kuri 2007 metais Europoje atsirado ir lietuviai pirmieji ją parvežė. Tai yra Kanados firmos Aisinin naujas išradimas, kada porų struktūra šitose putose yra tokia smulki ir tokia paini, kad netgi atvirų porų struktūra nepraleidžia oro, bet praleidžia vandens garų molekulės. Tai reiškia, kad mediena galės lengvai išdžiūt, o naujos drėgmės oro srautų gauti negalės. Todėl šita medžiaga ypatingai draugiška Ir medienai. kaip jinai vadinasi? Lietuvoje jinai pavadinta Gamo vardu, Gamo putos, gamo.lt. Girdėjau jau. Galit Jau pasidomėti šito girdėjau. dalyko. Tai aš apie ją kalbu todėl, kad kada man atėjo, nu, sakykime, reikalas šiltinti savo namą, kai stačiausi, tai aš analizavau detaliai, aš vatas iš karto užbraukiau, kadangi daug labai ekspertizių darau ir daug matau problemų su ta medžiaga, tai tada pradėjau studijuoti poliuretanus ir atradau būtent šitą poliuretano rūšį. Tai Lietuvoje yra rangovai, kurie dirba būtent su šita technologija, galit pasidomėti. Tai kaip sakau, gamo.lt, tame toje svetainėje jūs rasit duomenis Na, ten man ir atrodo, kad pasidomėkit. vienas iš jūsų man jau sakyti, čia aš daviau užklausą. Aš Galbūt jau su juo kalbėjau. Jo, Galbūt, jo, aš jo. nežinau, matot, rinkoje labai daug maišalynės ir labai daug bando kopijuoti tą technologiją, nes iš tikrųjų ten vadina įvairiai ir gama yra, ten įvairios putos ir dar visokių bando ten parodijuoti ir taip toliau. Tai va reikia detaliai pasižiūrėti į tą Jo. dalyką. Ir žiūrėkit, negalima tikėti tuo, ką kalba rangovai. Jūs turite tikėti konkrečiais skaičiais, kurie tai yra medžiagos savybėmis, kurios turi būti patvirtintos medžiagų savybių tyrimo protokole. Tai pirmas dalykas, ko jums reikia, kad ta medžiaga tikrai būtų sandari. Tai reiškia, jūs turit pasižiūrėti į laidumą orui. Jeigu Tai laidumo... laidumas orui, ne? Taip, jeigu laidumo orui parametro nėra medžiagų savybių tyrimo protokole, reiškia, jūs turit suprast, kad šita medžiaga yra laidi orui. Arba iš karto laidi, arba po to jinai išsisandarina, dėl to toks parametras netgi netiriamas yra. Tai va, Tai iš tiesų turi būti kuo mažiau laidi orui. taip. Nes paprastai, vat, gamo putos, sakykime, aš pasižiūrėjau, kada rinkausi, aš pasižiūrėjau, kad jų laidumas orui yra 1117 kartų mažesnis už vatos laidumą orui. Tai yra svarbu. Plius toliau vandens įgeriamumas labai svarbus irgi. Garų laidumas svarbu. O šitie parametrai. Ir dar vienas esminių parametrų tai yra medžiagos matmenų stabilumo testas. Tai jis būtent rodo, kiek traukiasi medžiaga, kada kinta temperatūros. Žiemą po stogu gali būti iki +70, vasarą atvirkščiai, atsiprašau, vasarą iki +70, žiemą, nu, kiek jau laukia būna, iki -20-30, ar ne? Prie šitokių temperatūrų skirtumų didžioji dalis poliuretanų traukiasi labai stipriai. Todėl matmenų stabilumo testo savybė, va šitas rezultatas yra labai svarbu pažiūrėti, kiek procentų susitrauks. Tai ir tada iš karto žiūrėti. Sertifikatuose. Būna, sertifikatas yra bendras dokumentas, o sertifikate turi būti visą laiką medžiagų savybių protokolas. Medžiagų savybių tyrimo protokolas. Ir šitame protokole turi būti aiškiai tos savybės, visos savybės, kurios reikalingos turi būti. Nes paprastai rangovas duoda medžiagų savybių deklaraciją. Ir į tą deklaraciją privaloma įrašyti 4 pagrindinės savybės, bet ten įrašoma tai, kas visiškai neįtakoja į galutinius rezultatus. Todėl į tą dalyką reikia atkreipti dėmesį, kad deklaracija turi būti pagrįsta būtent sertifikate duodamomis medžiagų savybėmis. Ir todėl reikia pareikalauti, pagrįskit man, ką jūs čia parašėt va šitoje deklaracijoje, jinai turi būti grįsta sertifikatu. Ir sertifikate va tos savybės. Tai įsitikinkit, kad tikrai tos savybės tinka jums. Nes jeigu medžiagos matmenys kinta ir traukiasi, nu natūralu, kad medžiaga per kelis sezonus išsisandarins ir todėl žmonės labai dažnai patiria efektą, kad pradžioje lyg tai ir gerai, o po to vis prastėja, šildymo išlaidos vis didėja ir žmonės nežino, kas darosi, o kodėl šitaip yra. Tai tiesiog yra... Reikia atkreipti į tai dėmesį. Tai štai, ir jūs dabar, sakykit, Rasa, jūs statot namą, renovuojat jį?
Jis stato, vienas pastatytas, mums reikia apsišiltinti stogą. Supratau. Tai dabar, kadangi statot namą, jūs norite tikrai tą namą turėti šiuolaikinį, modernų ir ekonomišką, tiesa? Taip, Tai dabar ką aš galiu iš savo pusės, kadangi aš jau virš 30 metų tyrinėju viską, darau ekspertizės ir pateikiu visas išvadas, tai aš visas išvadas, ko reikia namui, kad jisai taptų šiltu, ekonomišku, šiuolaikiniu, moderniu ir nebrangiai, nedarant klaidų ir neperdarinėjant, aš visą tai sudėjau į labai stiprų seminarą, kurį pavadinau šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir nebrangus namas, kaip nesuklysti. Tai šito seminaro vaizdo įrašą aš nuoširdžiai rekomenduoju jums įsigyti mano svetainėje, kuri vadinasi sandarusnamas.lt. gerus Jo, namas. Taip. sandarus namas. Ir įėję ten jūs rasit seminarą, seminaro įrašas ir tiesiog seminaro įrašas kainuoja 57 euriukai. Bet tai yra tie pinigai, kurie jums sutaupys mažiausiai 10 kartų, o greičiausiai ir 100 kartų daugiau, negu kad jūs investavot. Kadangi užtenka nepadaryti vienos klaidos, tam, kad jūs po to tos klaidos ištaisymui, jeigu ją padarysit, sunaudosit tikrai tūkstančius eurų. Nes tai labai brangiai kainuoja šitos klaidos. Nes ištaisymas jų, kada jau viskas padaryta, yra labai sudėtinga ir eikvoja daug labai energijos, nervų ir pinigų. Todėl linkiu tikrai jums. Ir plus, kadangi aš garantuotas už tas žinias, kurias aš sudėjau į tą seminarą, aš netgi duodu tokią sąlygą, kad jeigu jūs 5 dienų bėgi įsigiję šitą įrašą, peržiūrėję jį, nuspręsit, kad jis jums nenaudingas, tokiu atveju aš ne tik tai gražinu jums iš karto pinigus įdėtus, bet plus pridedu dar 10% kaip kompensacija už sugaištą laiką ir sunaudotą energiją. Tai mano principas, kad mano perduodamos žinios turi tarnauti jums ir nešti naudą. Tai va čia jūs tampat kvalifikuotų užsakovų ir jokie rangovai, statybininkai, ten medžiagų tiekėjai ar dar kažkas, nu, kaip sako, grubiai nekabins jums makaronų ant ausų, nes jūs visada sugebėsite išreikalauti iš jų to, kas jums tikrai tarnaus, kas bus naudinga. Na, čia mane taip labai buvo naudinga. Tai va, tai ką aš nuoširdžiai linkiu jums racionalių sprendimų šitoje vietoje ir ekonomiškų rezultatų. Tai tikrai, kad renkatės purškiamą technologiją, tai jau yra pažangus požiūris, bet šitoje vietoje, sakau, reikia labai gerai pasižiūrėti į konkrečias savybės ir niekada negalvokit, kad vien žodžiai poliuretano putos ką nors nusako. Nusako viską konkrečios savybės. Tai rinkitės konkrečią medžiagą su konkrečiomis savybėmis. Štai ko jums linkiu. Ačiū Jums už konsultaciją, dėkui, aš bėgu dirbti. Gerai, jeigu konsultacijos reikės, kada jūs rasit mane sandarusnamas.lt. Gerai, užsirašiau, dėkui, visą gerą. Geros dienos. Ačiū. Tai štai, brangiai, labai dažnas atvejis. Žmogus galvoja, kad poliuretano putos tai yra visos vienodos ir jos visos yra puikiai sandarinančios ir taip toliau ir viskas su jomis bus gerai. Tai yra iliuzija. Ir jie yra labai įsitvirtinusi, labai gaji rinkoje ir kažkaip tai žmonės į tai orientuojasi. Tai štai tokia pamoka. Orientuokitės į medžiagų savybės, kurios pateiktos patvirtintuose, garantuotuose dokumentuose. Ir tada jau rinkitės pagal tai. Ačiū Jums, kad tai išgirdot. Iki.